Labas rytas. Pusryčiaujam. Antra vieta. Nakvynės. Šitą jau leido išsimiegoti iki galo. Miegojom šalia visiškai autostrados. Bet absoliučiai nesigirdėjo. Labai gerai išsimiegojom. Dabar persitvarkiam biškį daiktus atgal. Pavalgom ir važiuojam toliau. Važiuojam apsižiūrėti Sedonos, prie kurios ir nakvojom, o apsilankius čia, sekantis taškas Phoenixas. Atvažiavom dabar prie kažkokios apžvalgos aikštelės Sedonos miestelį. Yra vadinamas katedros akmeniu. Šie yra akmenys dvyniai. Važiuodami Phoenixo link užsukome pasižiūrėti Švento kryžiaus koplyčios. Šios koplyčios išskirtinumas yra tame, jog ji pastatyta kalne. Į vidų dėja neužėjome, nes buvo ankstyvas rytas ir ji tuo metu buvo uždaryta. Važiuojant į Phoenixą magistraliai pamatėm kaktusų giraitę ir jau negalėjom nesustoti pasižiūrėti, pasigrožėti. Jau atvažiavom į Phoenixą, susiradom aikštelę apžvalgos, tai dabar link jos važiuojam, tikimės ten rasti gerų vaizdų. Pavyko Phoenixo Burger King'e gauti ir vegetarišką burgerį, tai dabar valgysim. O čia įsikelinėja video. Tikiuosi, kad neužtruks valandos ir 10 minučių, kaip prašo.
dabar pakeliu į Goldfield. Tai čia miestas vaiduoklis, netoli Phoenixo. Kažkada tenai kasė auksą. Tai esam dabar Goldfield miestelį. Aplink miestelį driekiasi traukinio bėgiai, kuriais dabar važinėjasi turistinis traukinukas. Miestelyje taip pat galima sudalyvauti ir edukacijose, kuriuose parodoma, kaip plaunant gruntą iš jo buvo atskiriamas auksas. Buvusio banko pastate dabar įsikūrusi virtuali šaudykla. Miestelyje taip pat pardavinėjami įvairūs dirbiniai. Einam Seimą uždaryti kalėjimą. Ar atsidaro duris? Ne, vis spina yra. Yra spina. O vis rakčio nepasiėmė. O ten gyvena kas nors? Taip, kaliniai. Nėra nieko, tuščia. Miestelėje galima rasti ir salūną, kurio patalpose, kaip ir seniau, yra įsikūręs baras.
man atrodo, kad jau užrakinta buvo. Eini kaip per pievą kilimo minkštas. Tulikas. Turbūt normalus. Tik vat nesuprantu vieną baimę. Kas čia yra pas amerikonus, kad jie labai mėgsta va tokio dydžio čiužinius. Nesuprantu aš. Čia turbūt 30 cm aukščio čiužinys. Išsikeitėm pinigėlių biškiuką, nes pamatėm, kad mūsų viešbutį yra skalbenkės. Dabar, kadangi jau turim prisikaupę šiek tiek nešvarių rūbų, tai reiktų išsiplauti. Eisim dabar bandysim plauti. Pažiūrėk, koks pakelis ir kiek miltelių. Miltelių turbūt net pusės nėra, ketvirtis. Aišku, rūbų nedaug. O paskui bus ir džiovintuvė, tai va, dar $25 ir išsidžiovins. Na gerai, tegu plau. Iš pusvalandžio grįšiu. Pasižiūrėk, sausi?